Audriau, kaip varžybos pavyko? Didžiąją laiko dalį varžovo jūs spaudė, na ir vis dėlto atsilaikėte. Iš tikrųjų, spaudimas buvo šiandien neblogas, bet manau, jie padarė klaidą, nes pradėjo savo spaudimą daryti, galim sakyti, po pirmų 2 kėlinių. Ir per pirmus 2 kėlinius spėjom pabėgti, tai neužteko jums laiko prisivyti. Per didelis atsilikimas buvo jiems, kad prisivyti. Nors su to spaudimu turėjom daug vargos. Ar treniruotėse kažką repetuodavote, treniruodavotės, kaip apsiginti, tiesiog kaip pereiti į kitą aikštelės pusę, kai varžovai jūs spaudžia? Praščiausia, treniruotėse turim savo pagrindinius derinius, juos pasikartojam, patobulinam, o taip, kad prieš spaudimą tokių per daug nedarom. Per daug jų nereikia, matėt, susitvarkėme neblogai. O kaip pačiam asmeniškai varžybos, kaip vertini savo šiandienos pasirodymą? Būčiau daugiau žaidęs, būčiau daugiau parodęs, kadangi žaidžiau 10 minučių, 9 taškai, tai į minutę po tašką, tai būčiau ilgiau pažaidęs, prasižaidęs, gal ir daugiau būčiau įmetęs, bet normaliai, neblogai, bet galėčiau ir geriau. Tai kitose varžybose gal daugiau bus? Dabar treneris gal pamatė, tikiuosi, kad pamatė, nes pažiūrė šitą. Tai va, suteiks daugiau minučių, tai mes dar daugiau. Žiūrėsim. Ką lauksim kitų varžybų ir tavo dar geresnio pasirodymo? Gerai.